Sveiki, draugai, aš esu Luna Roberta ir mane jūs greičiausiai žinot, nes turiu Mazdos 323 FBG projektą, kuris buvo laikinai šiek tiek sustojęs. Jo, nes gyvenimas kartais būna neplanuotas ir atsitinka visko, bet aš jau turiu teisės, kaip matot. Tai Mazdos situacija yra tokia, kad priejau visgi mintį, kuri iš tikrųjų turbūt yra labiausiai logiška, tai reikia atsisveikinti su Mazda, ne su projektu. Tai buvau pasižiūrėti, nukeliavome, pasižiūrėjom potencialų donorą Lietuvoje, kažkas tenkino, kažkas netenkino ir ties čia nesustojom. Tai siunčiamės dar vieną Mazdą iš Vokietijos. Tai plotvistas, mes skrendam į Vokietiją parvaryt Mazdos ir buvo sustabdėta kuprinė su mašinos veidrodėliu. Mes čia niekur neatėjom, man atrodo. Gerai, pasiklinom. Žiauri bijau skristi. Gerai. Nuostabus skrydis, pavėlintas 1,5 valandos. Tau atideda visą. Atideda jo, čia kad suspėčiau susitaikyti su faktu, kad man reikia skristi iš esmės. Po 4 valandų Lietuvoje oro uoste mes pagaliau esam Vokietijoje. Kaip vadinasi šitas miestas? Nuremberg. Nuremberge. Ir dabar mes neturim plano. Turim planą? Neturim plano. Neturim. Makas mūsų planas. Jo, dabar eisim Magdą pavalgyti ir, nežinau, updatinsim. Varysim į sandėlį. Dirbti. Atvykom kaip ir iki kelionės tikslo. Kaip tik ir sako, right vakarį išalpanas. O iš tikrųjų tai va, einam laukais. Miegojom oro uoste porą valandų. Einam toliau laimės ieškoti. Dabar pavalgiam, užsiresėtinam, iš tikrųjų keliaujam kaip 16 metų parke pasidažiau, nusiprausiam, išsivalėm dantis degaliniai. Laukia kitas iššūkis, važiuosim su elektromobiliu iki Mazdos vietos 300 km. Tai pažiūrėsim, kaip seksis, ar mūsų nepaves, nes rašo BlaBlaCar, kad atvyksim per 2,5 valandas, kas atrodo labai crazy, bet gal neapgaus, pažiūrėsim. Čia biškai reikia apsipirkti prieš važiuojant pas Mazdą. Labai tinkamas dalykas. Tai va, visą Vokietiją krosim su elektromobiliu ir krovėmės vieną kartą, buvom sustoję pasikrauti. Iš tikrųjų, 15 minučių, per 15 minučių pasikrom beveik pusę, ne? 105 kilų. Nu jo, ant 105 kilų pasikrovėm, tai sėkmingai viską įvykėm. Atsiradom vietą, iš kurios iš tikrųjų nevažiuoja čia nei Uberį, nei taksi. Ir Mazdos savininkas sutiko atvažiuoti mus paimti ir nusivežti iki mašinos. Tai nuotykiai nesibaigė, iš tikrųjų 2 valandas miegojom. Per 24 valandas nuėjom kiek kilometrų? 20. 20 kilometrų kažkur nuėjom ir čia dar ne pabaiga šiandienos. Aš tikiuosi daugiau neisiu. Kažkai švari Mazdelė. Fantastiškai. Šiek tiek turim šiokių tokių sužeidimų ten čia. Pasiruošim kelionį, veidrodėlį. Užsidėsim ir bandysim grįžti namo. Žodžiu, viskas. Mašiną pasėmėm, sudėjom, sulipdėm, kur ko trūksta. Iš tikrųjų, mašina turi žiauriai įdomią istoriją. Visada buvo vienos šeimos automobilis, yra idealiausios būklės, net su visais menulais. Idealiausios būklės, taip, idealiausios būklės. Atsipoliros. Atsipoliros, jo. Šitas įsprendžiama lengvai, nepalyginsi su mano Mazda, nesakyk. Reikia dasipilti alyvos, labai senas benzas, nes 2 metus stovėjęs automobilis ir judėsim į Degalkę dabar ir tada į viešbutį jau ilsėtis pagaliau, gal šiandienos diena užsibaigs. Čia važiuojam su Mazda. Pakeista lemputė. Aš gal turiu laikyti, šiaip važiuojam į degalinę, o užsipilti tepalų. Tai va, kiemą pasifiksina mašiną. Viskas veikia, kas neveikia. Veidrodį turim. Kad čia palankstyta, tai palankstyta. Dabar dasipilinėjam kūro, nes kūras 2 metų senumo, kaip ir mašina nevažiavus. Tai pilam mandrą, fancy kūrą, nes reikia pagydyti mašinėlę. Ir va, prapėtėm autobamų su Mazda, kuri 2 metus stovėjo.
žodžiu, update'as. Tik dabar sužinojom, kad Leipzigas yra kažkoks žalios zonos miestas ir kadangi mūsų viešbutis, nežinau, mūsų viešbutis yra jame, mes negalim įvažiuoti į šitą miestą su savo super teršiančia sena mašina. Pirko mašiną ir negalim su ją važiuoti namo. Pasivaikščiojimai greičiausiai tiesiog tesis, nes dabar turim pastatyti mašiną kažkokiam parkingė, kur galima stovėti teršiančiom blogom mašinom ir toliau tęsti kelionę neteršiančių būdų. Nepamiršk pabrėžti, kad mūsų gerusis pardavėjas nulupo tą žalę lipduką. Buvo lipdukas, bet jo nebėra dėja, taigi dabar mes... Mums reikia labai lempas pasikelt, pažiūrėk kaip šviečiam. Jo, mes papuojam, tiesiog šviečiamės. Tai va, tai problema dar manau, kad Leipzigas yra ne tokio dydžio kaip Niurembergas ir vaikščiot ten bus biškai smagiau. Žodžiu, nuotykiai tęsiasi dar pirmą dieną. Šiandien šiaip tiesiog turistaujam. Vyksta karsportinimas, bet šitam mieste mažiau čia egzempliorių. Nesimato dabar ant tiek, bet šiaip tai mes kažkokiam kebabų kvartalę gyvenam. Visur kebabinė. 8 praėjom, gal daugiau. Jo. Bet praeitam mieste labai ponas skundėtas, kad... Jo, prieštaina mano kebabų poreikis. Dabar ant kiekvieno kampo. Visur čia, visur čia. Tai parduotuvėlių, marketų, viską. Ant kampo namučiai, pagaliau. Čia transportas bus rytoj iki Mazdos mūsų. Žiauriai radom tokią parduotuvę čia pamėgom, va. Jau promautinų. Ir žinot kodėl? Ogi. Jo, dar parodysiu, ką mes įsigijom. Žiūrėkit, palaukit, ne čia nepataiko. Nuovargį. Įsigijau nuovargį. Taigi. Va, vienas butelis vyno, šiaip tai mes negeriam, bet Šitai abu negeriam, bet... Kadangi, tai mums visą tai kainavo kokių, nežinau, 13-12 eurų. Apie 12, gal mažiau. 12, jo. Tai jau buvo negalima neimt, aš nežinau. Ir alų ėmėm nepigiausiai. Jo, alų nepigiausias, pigiausias buvo po 5 centus už skardinę. Tai štai, alkoholis ir, visiškai centais kažkokiais. Ir Mazdai atsigart paėmėm. Tai va taip ir ėjo mūsų šitą šiandieną, visiškai tokia rami ir rytoj atsikelsim ryte ir tęsim kelionę su Mazda, tai tikslas nuvaryti iki jūros kažkur Lenkijoje ir tada varyti namo. Viskas antra diena, leisimės kelionį į Lenkiją, prisipilsime tepalų. Nepirkom degalinai, nes buvo labai fancy 20 eurų kainavo tepalai. Jo, dabar kastrolį paėmėm už 11. Jo, tai prisipilsim, mašina užsikuria. Helps extend engine life. Let's hope so. Nes man jis biški kala. Tikėkime, kad neužkals, nereiks tralo. Stosim degalkai kažkur, reikia dar nusiplaut mašiną, šiaip ir pavalgyt. Ir jo. Reikia pagaliau išvažiuoti šito miesto, nes visai nepatiko iš tikrųjų. Žiauriai keista, kad yra kažkokie taršos mokesčiai, bet pačiam mieste tai baisiai daug šiukšlių, tiesiog baisiai daug, bet man tai gal yra visur tas, kai keliauji kažkur iš Lietuvos, kad Lietuvoje sąlyginai žiauriai švaru lyginant su kitom Europos šalimis. Važiuojam, pažiūrėkit, kokiu keliu čia yra kaip akmens kalda ar kažkas ir leistinas greitis yra 80 šitam keliu. O mes išsaukom iš kelio šiek tiek susirasti Lidlą. Ir baigėsi. Va, viskas, Mazdulė pasiekė Lenkiją. Tai dar iki vietos, kur norim. Mes norim prie jūros nuvaryti 200 su virš kilometrų. Bet šiaip prasivažiavom autobamu. Tai daugiausia 100 šiam patam. 100 šiam pasiekia. Bet sunku jai važiuoti greitai. Nieko, nespaudžiam. Išsiplaunam Mazdelę prieš keliaujant prie jūros. Įveikėm jau beveik 500 km su šitą mašiną, tai visai buvo geras tas drive'as. Kadangi žiauriai jinai murzina, mes susistojom nuplauti ir visus vabzdžius ir viską. Ir keliausim prie jūros. Šiaip labai gerai išgyveno, netikėtai gerai laiko šitą kelionę šitą mašiną, nors 2 metus jinai stovėjo vienoj vietoj.
nebuvo nei užkurta, nei ką. Mes, kai čia važiavom, tai mes turėjom tiesiog jos nuotraukas ir iš esmės turėjom video, kad jinai įsikūrė ir kad jinai važiuoja. Ir pasikliaudami šitą informaciją skrydom į Vokietiją paimti šitą mašiną. Jeigu pamenat, kaip vargau tada su slenkščiais, tai pažiūrėkit, kokie čia yra švarūs slenkščiai. Visa mašina kaip nauja iš tikrųjų. Sparnai irgi, visi idealūs. Nieko nėra, nepaisant va šito vairo. Yra čia tokie maži niuansai šitoj mašinėlį. Buferis visiškai lūžė šitas. Bet nieko, žinom iš kur gauti. Nu ir aišku šitas galas biški. Biški daužtas, švelniai tariant. Kas buvo visai sudaužyta, tai jo. Šitas blinkeris buvo visiškai ištaškytas. Moldingai va čia nuimti, bet mano Mazda turi, tai šitą atsiskraidinom iš Lietuvos. Veidrodėlį atsiskraidinom iš Lietuvos ir susisukom vietoj. Tai esam šiuo metu pusiaukelėj, procese grįžime iš Lenkijos namo. Daugmaž pusę kelio iki Lietuvos įveikėm per Lenkiją iš tikrųjų ir sustosim paskutiniai nakvyniai Lenkijoje šiandien. Žiauriai daug kas klausėt, kas bus su mano Mazda, kuri yra namie, tai iš tikrųjų šita Mazdelė yra 1.6, maniškė yra 1.8, tai greičiausiai pasiliksim variklį, yra dar aišku tokių visokių moldingų iš mano Mazdos, kurie eis į šitą Mazdą ir yra jai reikalingi. Mano pervirintus sparnus tikrai pasiliksim ateičiai ir visas tokias dalis, kurios gali būti naudingos, mes be abejonės išsaugosim ir paliksim just in case jei reikės šitai Mazdeliai ir viskas, kas liks nuo tos nulupytos Mazdos, iškeliaus į metalą. Važiuosim, pažiūrėsim, kas per incidentas. Fūra. Ir greitąją prasileidom čia važiuodami. Incidentas. Taip. Fūra yra telkiai čia. Toks ir incidentas. Jo, tiek. Kur faršas? Kur faršas? Nu, ačiū Dievui, nėra faršo. Grįžtam į Vilnių. Nu va, viskas. Turim šitą Mazdą, turim tą Mazdą. Abi Mazdos vietoje. Tai va, tokia ir buvo mūsų kelionė iš tikrųjų. Tai dabar jau čia pakrauta yra šiek tiek dar dalių. Ir toliau važiuosim pas kėbulininkus, įsilyginti visą kėbulą tvarkingai, persidažyti ir tada jau žiūrėsim, ką čia galima dar mandresnio nuveikti. Tai kol kas, draugai, tiek. Ačiū, kad buvot kantrus ir dalaukėt visos šitos istorijos Mazdos tęsinio. Visi realiu laiku update'ai visada būna kituose socialiniuose tinkluose. Ir jo, ačiū, kad žiūrėjot. Palaikinkit, pasubscribinkit ir sekit tolimesnes naujienas.